Na ir metai. Sveiki atvykę į dar vieną mano YouTube video, kuriame kalbėsiu šiandien apie tai, kad praėjo 2025 metai ir ką mes matėme šiais metais. Nuo geriausio iki mažiau gero, bet vis tiek žiūrėjome. Ne taip kaip mūsų valdžia šiais metais, nepastovi ir nuolatos kintanti, anime stabiliai leidžia naujas serijas ir serialus. Kaip ir mūsų metų laikai, Japonijoje anime yra leidžiami kiekvieną sezoną, tai yra pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Turbūt pastebėjote, kad daugybė anime turi 12-13 serijų, na tai nesutapimas, tiek savaičių yra viename sezone. Na aišku, kartais anime apima ir 2 sezonus, bet tai yra gana reta reiškinybė. Taigi, ką gero mums atnešė 2025 metai? Tai ir pakalbėsime šiandien, taigi pradėkime. Sausį sugrįžo 2024 metų top anime Solo Leveling. And the anime award goes to Solo Leveling. Aš su to nesutinku, Frieren turėjo laimėti, bet yra kaip yra. Tie, kas žiūrite anime, turbūt buvo labai sunku jums išvengti Solo Leveling, tai turbūt žinote apie ką šis anime, bet tie, kurie nežinot, šiek tiek papasakosiu. Po vieno įvykio atsiranda pabaisos, kurių paprasti ginklai ir metodai tiesiog nenugali. Su to įvykiu atsiranda ir medžiotojai, hunteriai. Šie medžiotojai yra skirstomi nuo stipriausio S ranko arba klasės iki E klasės ir ten atsiduria mūsų pagrindinis veikėjas Sung Jin-woo. Tad Sung Jin-woo eina į visokias misijas, kur atsiveria portalai miestuose, kurie nuveda į dungeonus, kur ten yra mobai, kuriuos reikia nugalėti, tada iškasti visokius mineralus. Na, vienu žodžiu, istorija labai paprasta, tačiau vienas dungeonas nepavyksta taip, kaip turi pavykti. Taigi daug nekalbėsiu, nespoilinsiu, patys turit pamatyti, tai atsiranda pačioje anime pradžioje. Tai yra klasikinė istorija, kuomet pats silpniausias veikėjas patampa pačiu stipriausiu. Gana lengva įsilieti tokią istoriją, todėl daugumai patinka. Taigi, sausį sugrįžo antras sezonas šio serialo. Toliau galime sekti Sung Jin-woo ir kaip jisai tampa geriausiu pasaulyje medžiotoju. Arba, kaip jaunimas sakytų, aura farminimo. Man 30 metų ir aš naudoju tokį terminą kaip aura farminamas. Kitas serialas, kuris pasirodė sausį, tai taip pat yra tęsinys Apothecary Diaries antras sezonas. Kai kurie iš jūsų turbūt matėte mano video, kur aš naujokam pasiūlau pažiūrėti 5 anime, todėl manau, kad Apothecary Diaries yra vienas iš tų geresnių, nuo kurių galima pradėti savo kelionę į anime pasaulį. Antrasis vaistininkės dienoraščio sezonas atneša dar to paties gėrio. Vaistininkė Mamo toliau sprendžia mįsles supančias pilį, dar daugiau konspiracijos teorijų ir tolimųjų vakarų karavano atėjimas atneša dar daugiau intrigų į rūmus. Tirpsta sniegas ir ateina pavasaris. Tiesą sakant, aš pavasario šou turbūt nei vieno nežiūrėjau. Tiesiog nelabai kas sudomino. Tačiau tai nereiškia, kad buvo blogų sezonų. Tai pavyzdžiui, atsidarę My Name listą galime pamatyti matytų vardų, tokių kaip Fire Force 3 sezonas, I've been killing slimes for 300 years and max out my level 2 sezonas. Na, man užteko ir 1 sezono, kad galėčiau pasidaryti nuomonę apie tai. Ir kas čia? Violetiniais plaukais mergina nusiima triskus? Žinot ką, gal ir duosiu šiam sezonui šansą. Tada ateina vasara. Už lango saulutė kepina, kviečia visus į lauką. Kas prie ežerėlio, kas prie jūros, kas keliauja, o kas žiūri anime. Šis sezonas buvo tikras tęsinių rojus. Matėm labai daug tęsinių, todėl tie, kas galbūt praleidote, sugrįžo praeitus metus nubloškęs Dandadan su antruoju savo sezonu, kuriame mes vėl matome, kuomet pagrindiniai veikėjai, Momo ir Okarun, kovoja prieš ateivius ir vaiduoklius. Taip pat sugrįžo į eterį ir My Dress Up Darling ir mes toliau galime matyti pagrindinių veikėjų romantikos pradžią bei cosplayinimą. Naktinėtojai tikrai suklus Call of the Night antrajam sezonui ir tie, kurie žiūri nišinius anime, tikrai apsidžiaugs, kad sugrįžo Grand Blue ir atnešė vėl savo absurdinę komediją. Na, suvalgė šašlykiukus, pasimaudėt vandenyse
ir esate įdegę. Laikas pasižiūrėti, ką atnešė ruduo. Ar čia? Ilgai lauktasis One Punch Man trečiasis sezonas? Galbūt antrasis sezonas ir nebuvo nuostabus, bet bent jau sulaukime tęsinio. Bet juk blogiau nebus, ar ne? O ne. O ne. Nauja žemuma. Kadrai, kurie trunka virš 20 sekundžių, animatorių klaidos, 6 pirštai yra smulkmena, bet vis tiek. Arba šis animacijos nebuvimas, One Punch Man yra didžiausias nusivylimas nuo The Promised Neverland antrojo sezono. Yra animes, kurios apibūdina eras. Mes 2000-ųjų neįsivaizduotumėm be Death Note. Attack on Titan įkūnijo 2010-osius ir toliau. Ir My Hero Academia yra vienas iš tų animių, kurie užvaldė pasaulį. Ir kaipgi neužvaldys, 2015 metai buvo kaip tik tie, kuomet išėjo My Hero Academia, tačiau pasaulyje taip pat buvo ir superherojų manija. Marvel ir DC įkvėpė ne vieną kūrėją ir tas pats buvo su My Hero Academia kūrėju. Ir tas kūrinys užvaldė maždaug visą pasaulį. Ir šiais metais My Hero Academia baigėsi. Pamatėme Dekų kelionę nuo bejėgio vaiko iki pačio geriausio herojaus pasaulyje. Paskutiniai net 2 sezonai buvo nuostabus. Matėsi, kad animacijos studija įdeda visas pastangas tam, kad užbaigti kūrinį nuostabiai. Spalvinga, įtraukianti animacija, garso takelis ir įgarsinimas palieka neblogą įspūdį, o ir pats siužetas pagaliau pasiekė klimaksą. Retas anime turi tokį kultūrinį sukrėtimą, todėl džiaugiuosi, kad galėjau sekti šią kelionę nuo pradžios iki galo. Deku. Spy Family vėl sugrįžta į mūsų ekranus. Asmeniškai laukiau šio sezono. Ta prasme, kas gali būti geriau negu tėvas, kuris yra šnipas, mama, kuri yra žudikė ir dukrytė, kuri yra telepatė. Tobulos šeimos receptas. Na, jeigu iš tikrųjų, Spy Family yra anime, kuris tiesiog šildo mano vidų. Smagios istorijos, juokingi nuotykiai, gana realistiški veikėjai sudaro visai smagią žiūrėjimo patirtį. Todėl, jeigu yra kokių merginų, kurios norėtų sukurti netikrą šeimą ir užauginti dukrytę, palikit komentarą. Žinoma, mes kalbame ne tik apie sezonus ir anime rodomus televizijoje, tačiau filmai didžiosiuose ekranuose. Gana retai matome anime filmus, nes jų tiesiog mažiau leidžia, o ypač kino teatruose ir ypač Lietuvoje. Bet tai nereiškia, kad nieko šiais metais nebuvo. Kovo mėnesį pagaliau galėjome pamatyti didžiosiuose ekranuose, kaip Attack on Titan pagaliau baigėsi. Matėme pilną vaizdą, nedalimis įskaidytą taip, kaip režisierius ir norėjo, kad mes pamatytumėm. Na, galiu pasakyti, kad sausom akim tikrai neišėjau iš kino salės. Rudeniop pamatėme ir Ufotable studijos filmą Demon Slayer. 2 valandos ir 30 minučių aukščiausio lygio piešimo bei CGI mikso. Jeigu jums patiko praeitas sezonas arba apskritai jums patiko Demon Slayeris, tai filmas buvo dar daugiau to paties. Po intriguojančio paskutinio sezono pabaigos mums pasitenka tęsinys. Veiksmas, vizualios kovos ir tiesiog ekrano orgazmas. Jeigu iš Attack on Titan išėjau šlapiom akim, tada iš Demon Slayer išėjau pilna pusle, nes aš nebuvau pasiruošęs 2 valandų 30 minučių sėdėti kino teatre. Bet nesiskundžiu. Na ir paskutinis filmas, kurį aš žiūrėjau, bent jau kino teatruose, tai buvo Chainsaw Man Reze Arc. Iš tiesų, tai mane net nustebino šitas filmas. Taip, pirmasis sezonas buvo fainas, smagus, tačiau ten buvo gana daug problemų su animacija ir panašiai, tačiau šiame filme viskas buvo išspręsta. Animacijos studija MAPA ištraukė visus stabdžius iš šio traukinio ir paleido beprotišką filmą. Nuo emocionalių scenų iki širdingos romantikos, iki nesveiko veiksmo scenų, šis filmas turėjo viską. Ta prasme, Denjis naudodamas savo chainsaw pjūklo ašmenis jojo ant ryklio, kad papjautų tornadą. Niekas, ką aš ką tik pasakiau, nėra logiška, bet viskas susidara. Taigi, tokie buvo 2025 metai, arba bent jau ką aš pats asmeniškai žiūrėjau. Žinoma, šiais metais yra 100 animių ir visų tikrai nepažiūrėsi, tačiau net ir patys išrankiausi galėjo šiais metais rasti tai, ką jie norėtų. Nuo topinio akimirų, kaip 2 legendas užbaigiančios savo karjerą, iki, One Punch Man. O ką šiais metais žiūrėjote jūs? Kokia jūsų nuomonė? Kas jums labiausiai patiko?
Palikite komentarą žemiau ir galbūt pamatysite jį kitame mano video. Jeigu patiko jums šitas video, prašau palikite laiką, subscribe ir komentarą. Man tai labai padės ir man smagu pabendrauti su jumis. Su jumis buvau aš, Mantyzi, ir iki kito karto.